Sveiki! Šiandien norėčiau pristatyti labai naudingą namams ir biurui prietaisą. Tai yra White Energy elektros energijos matuoklis. Jis reikalingas tam, kad realiai matytume, kiek vatų elektros energijos tam tikras prietaisas suvartoja. Viskas įsijungiamas labai paprastai, tiesiog vienas jo galas jungiamas į elektros lizdą, o laidas kištukas iš prietaiso jungiamas tiesiai čia. Matot, jis yra su įžeminimu, šalimais yra ekranas, kuriame yra rodomi keli duomenys, taip pat vatai ir įtampa ir panašiai. Tiesiog norėčiau pademonstruoti, kaip jis realiai veikia. Jo kaina Alfa-Shop parduotuvėje yra apie 50 litų, jis nėra brangus, bet labai naudingas, nes galima aiškiai įsitikinti, kiek vis dėlto elektros energijos suvartoja. Dabar išbandysime jį su keliais prietaisais. Pirmiausiai tai su kompiuteriu, paskui su LED televizorium ir su plazminiu televizorium. Pirmiausiai pabandykime prijungti jį prie Alfa-Shop sukonstruoto stacionaraus kompiuterio ir pasižiūrėkime, kiek elektros energijos toksai kompiuteris vartoja. Šis kompiuteris yra paprastas, standartinis biuro kompiuteris. Tai yra G860 CPU, 250 GB kietasis diskas, 4 GB RAM. Jis yra labai tylus, neužia. Ir pasižiūrėkime, kaip jisai valgo elektrą. Elektros energiją jisai šiuo metu naudoja labai nedaug, tai 35–40 vatų. Jisai yra prijungtas tik tais prie pačio kompiuterio, monitorius yra atskirai ir jo mes neskaičiuojame. Tiesiog pabandykime, dabar šiuo metu jisai nėra naudojamas, ir jeigu pabandytumėme paleisti maksimalią jo galią, naudodami Prime 95 testavimo programą, kuri užkrauna kompiuterio visą galingumą ir štai pasižiūrime, kaip jisai pasikeičia ir kaip pradeda daugiau elektros vartoti. Tai yra maksimum, ką jisai gali suvartoti. Tai yra 70–80 vatų. White Energy elektros energijos matuoklį prijungime prie Sharp LED televizoriaus ir norime pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų jisai suvartoja elektros energijos. Ant etiketės yra užrašyta 100 vatų ir tiesiog pabandykime pasitikrinti, ar iš tikrųjų tiek elektros energijos ir suvartojama. Šiuo metu rodo 86–87, tai reiškia nuo 80 iki 90 vatų elektros energijos suvartoja šis didžiulis televizorius. Jo vaizdo nustatymas yra standartinis. Aišku, jeigu uždėsime dinaminį vaizdo nustatymą, šitas elektros energijos kiekis suvartojimas turėtų būti daug didesnis. Dabar White Energy elektros energijos matuoklį prijungime prie Panasonic VRA plazminio televizoriaus ir bandykime pasižiūrėti, kiek elektros energijos jis suvartoja. Yra toksai mitas, stereotipas, kad plazminiai televizoriai suvartoja labai daug elektros energijos lyginant su LED televizoriais, dėl to jų negalima pirkti ir panašiai. Norėtumėm šiek tiek paneigti šitą mitą, nes jisai tik iš tikrųjų nevalgo tiek daug elektros energijos, kaip sakoma. Dabar jisai rodo 180–190 vatų ir tai yra praktiškai tiek pat, kiek ir parašyta ant etiketės. Ant etiketės užrašyta 195 vatai. Tai reiškia, kad šiuolaikiniai plazminiai televizoriai nebėra tokie plėšrūs ir nesuvartoja tiek daug elektros energijos kaip seniau, dėl to jie yra kur kas ekonomiškesni. Tačiau vis dar atsilieka LED televizoriams pagal suvartojamos elektros energijos kiekį.